Anksčiau paskelbta Sirenų ir gyventojų informavimo sistemos patikra atšaukiama. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad planuota balandžio 2 dieną gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikra, Sirenų įjungimas bei perspėjimo pranešimų siuntimas gyventojų mobiliesiems telefonams atšaukiama. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad tą pačią dieną vyks valstybinių brandos egzaminų sesija ir siekiant užtikrinti jų sklandų vykdymą. Apie naują gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikros datą Visagino savivaldybės gyventojai bus informuoti artimiausiu metu, nurodoma pranešime. Visagino autobusų stotis praneša apie tarpmiestinių maršrutų tvarkaraščių pasikeitimus. Nuo 2026 m. balandžio 1 keičiasi Meteorit turas autobusų tvarkaraščiai tarpmiestiniuose maršrutuose numeris M975 ir M976 Visaginas Vilnius ir Vilnius Visaginas. Reisas Visaginas Vilnius išvykimas iš Visagino autobusų stoties 8 val. Atgalinis reisas Vilnius Visaginas išvykimas iš Vilniaus autobusų stoties 12 val. Vietoje 12:15. Reisas Visaginas Vilnius išvykimas 8:45. Atgalinis reisas Vilnius Visaginas 14:15. Reisas Visaginas Vilnius išvykimas 10:30. Atgalinis reisas Vilnius Visaginas išvykimas 15:30. Vietoje 15:45. Reisas Visaginas Vilnius išvykimas 11:45. Atgalinis reisas Vilnius Visaginas 16:45. Reisas Visaginas Vilnius išvykimas 13:45. Atgalinis reisas Vilnius Visaginas 17:35. Vietoje 17:00. Taip pat nuo 2026 m. balandžio 3 keičiasi Seknėje autobusų tvarkaraščiai tarpmiestiniuose maršrutuose M973 ir M974. Visaginas Vilnius ir Vilnius Visaginas. Maršruto Visaginas Vilnius reisai išvykstantis iš Visagino autobusų stoties 7:30 ir 9:00 nuo balandžio 3 dienos bus vykdomi tik pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Šeštadieniais ir sekmadieniais reisai nebus vykdomi. Maršruto Vilnius Visaginas reisai išvykstantis iš Vilniaus autobusų stoties 13:45 ir 15:45 nuo balandžio 3 dienos bus vykdomi tik pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais. Šeštadieniais ir sekmadieniais reisai nebus vykdomi. Lietuvoje perpus mažinamos geležinkelio bilietų kainos. Tai atsakas į staigų kuro kainų augimą. Nuo balandžio iki vasaros pradžios keleiviai galės įsigyti bilietus vietiniams maršrutams su 50% nuolaida. Pasak ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės, kuro kainų augimas paliečia kiekvieną, todėl sprendimai turi būti greiti ir apčiuopiami. Valdžios atstovai pabrėžia, kad tai ne tik parama gyventojams, bet ir žingsnis ieškant alternatyvų brangstančiam kūrui. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pažymėjo, kad kainoms pasiekus rekordinės aukštumas valstybė turi pasiūlyti žmonėms prieinamesnės judėjimo galimybės. Tikimasi, kad naudą pajus visi – šeimos, studentai ir senjorai. Bendrovė LTG Link teigia, kad kainų mažinimas padės padidinti traukinių patrauklumą ir paskatins rinktis viešąjį transportą. Ilgalaikėje perspektyvoje tai turėtų sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Jau šį rudenį vežėjo parką papildys nauji traukiniai. Iš viso planuojama 15 sąstatų – elektrinių ir akumuliatorinių. Dalis jų jau atvyko į Lietuvą ir yra testuojami. Palyginimui, praėjusiais metais LTG Link pervežė beveik 6 milijonus keleivių, tiek vietiniais, tiek tarptautiniais maršrutais. Nepaisant aktyvių bandymų sustabdyti naftos kainų augimą ir sumažinti gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl kuro kainų kilimo, kainos degalinėse reguliariai kyla. Per mėnesį nuo karo pradžios artimuosiuose rytuose benzinas jau pabrango 20%, o dizelinas 35%. Nuo kovo 12 dienos taksi Visagine pabrango 1 euru ir dabar viena kelionė mieste kainuoja 5 eurus. Po to ir maršrutinių taksi vairuotojai nusprendė nuo balandžio 2 dienos pakelti bilieto kainą iki 1,5 euro. Paaiškinimai aiškus. Kuras vidutiniškai pabrango 30%. Taip karas artimuosiuose rytuose atsiliepia visoje Lietuvoje, taip pat ir Visagine.
Tuo pat metu važiavimas miesto autobusu 8 lieka nemokamas, tačiau jo tvarkaraštyje yra 4 ilgesnės pertraukos nuo 42 minučių iki 1 valandos 40 minučių. 2 iš šių pertraukų vyksta vakare po 18 valandos, kai praktiškai visi maršrutinių taksi vairuotojai jau baigia darbą. Galbūt tarybos nariams, kurių daugelis aktyviai įsitraukia į artėjančių 2027 metų rinkimų kampaniją, vertėtų savo energiją nukreipti konstruktyvia linkme ir pasiūlyti sprendimus, kaip sumažinti transporto problemas vyresnio amžiaus Visagino gyventojams, sudarantiems didžiąją dalį 8 autobuso maršruto keleivių. Kalną nuspręsta išvežti atgal. Šiandien Visagino savivaldybė savo Facebook paskyroje pranešė, kad įvertinus susidariusią situaciją ir gavus papildomų pastabų iš institucijų, priimtas sprendimas stabdyti šiuo metu vykdomą kalno formavimo projektą ir pradėti jau supiltų medžiagų išvežimo darbus atgal į teritoriją prie Intersurgical. Sprendimas priimtas siekiant užtikrinti visų teisinių reikalavimų laikymasi ir išvengti galimų projekto netitikimų ateityje. Artimiausiu metu planuojama organizuoti darbus taip, kad teritorija būtų grąžinta į pirminę būklę. Turime veikti atsakingai ir priimti sprendimus, dėl kurių nekiltų abejonių dėl jų teisėtumo. Jei reikia, darome žingsnį atgal, kad vėliau galėtume judėti pirmin tvirčiau, sakė Visagino savivaldybės meras Erlandas Galakus. Taip savivaldybė pasveikino gyventojus su pasaulinė juoko diena, balandžio 1. Juoko dieną nusprendė paminėti ir elektros tiekimo įmonė Lesto. Šiandien apie 12 valandą dalyje pastatų visose 3 mikrorajonuose buvo išjungtas elektros tiekimas. Beveik 2 valandas be elektros liko gyventojai gyvenantys Taikos, Parko ir Statybininkų gatvių namuose. Taip pat neveikia degalinė Viada, Statybininkų ir Santarvės gatvių sankryžoje. Kaip pranešama, priežastis – įtampos šuolis aukštos įtampos elektros linijoje Zarasai Visaginas. Civilinės metrikacijos statistika už kovo mėnesį. Praėjusį mėnesį Visagine įregistruotos 4 santuokos. Jauniausiai nuotakai 20 metų, jaunikiui 24. Vyriausiai nuotakai 58 metai, jaunikiui 57. Pirmą kartą susituokė 3 vyrai ir 2 moterys. Antrą kartą 1 vyras ir 2 moterys. Įregistruota 1 santuoka įvykusi užsienyje. Kovo mėnesį Visagine gimė 7 kūdikiai, 4 berniukai ir 3 mergaitės. Kūdikiai pavadinti Mila, Urtė, Marta, Timūras, Markus, Aleksandras, Rafaelis. Pirmagimių susilaukė 5 šeimos. Antro vaiko 1 šeima, trečio 1 šeima. Jauniausiai mamai 35 metai, jauniausiam tėčiui 37. Vyriausiai mamai 42 metai, vyriausiam tėčiui 44. Taip pat įregistruoti 6 kūdikiai gimė užsienyje. Praėjusį mėnesį iširo 8 santuokos. Jauniausiai moteriai 25 metai, vyriausiai 75, jauniausiam vyrui 30 metų, vyriausiam 66. Ilgiausiai trukusi santuoka 22 metai, trumpiausiai 1 metai. Kovo mėnesį mirė 17 mūsų gyventojų, 7 vyrai ir 10 moterų. Jauniausiam mirusiajam 45 metai, jauniausiai mirusiajai 56. Vyriausiai iš mirusiųjų 88 metų vyras ir 97 metų moteris. Įregistruotos 5 mirtys įvykusios užsienyje.